Šiame video kalbėsiu apie 19 energiją. 19 energija yra Saulė. Gali būti bet kurioje matricos pozicijoje, taip pat pašaukime. Ir tai yra tokia vyriška energija, labai stipri. Tai yra novatoriai, turi labai daug idėjų. Toks pliusai yra nuolatinis džiaugsmo gyvenimu, kaip vaikas džiaugiasi ir šviečia, ir džiugauja, švytinti šypsena. Toks žmogus akumuliatorius, kuris akumuliuoja tokią gerąją energiją, visus užkrečia džiaugsmu, įkvepia ir tokį turi be galo stiprų užtaisą pliuse. Tačiau jinai susijusi yra su tėvu. Jeigu 2, 3, 18 energija labai glaudžiai susijusi su mama ir ten yra svarbus, koks ryšys buvo su mama vaikystėje, tai čia labai svarbu, koks ryšys su tėvu buvo vaikystėje. Ir jeigu tėvas pripažino stiprias pusės, įkvėpė, pasitikėjo, tai daugiau pliusai jinai bus pasireiškus šitą energiją. Jeigu vaikas neišgirdo, kad jisai yra vertas, kad jisai yra stiprus ir nepajuto pripažinimo, tai jisai turės tokį daugiau minusinių savybių. Ir čia bus nugalėjimo, pralaimėjimo baimė. Praeituose gyvenimuose galėjo būti toks nuvertimas iš aukšto posto arba aukštų posto turinčių žmonių. Nuo jų galėjo nukentėti tiesiog toks viešas nuvertinimas. Kažkas aukšto statuso galėjo sugriauti realizacijos kažkokius planus. Todėl tam žmogui labai svarbu pripažinimas, nes kažkada turėdamas kažkokią jėgą, kažkuriuo metu jį tiesiog išdavė, nepripažino ir todėl žmogus gali tapti arba labai valdingu, viską kontroliuoti, deginti, taip sakant, nes Saulė gali ne tik tai šildyti ir džiuginti, bet gali ir kepinti ir deginti. Tai jisai gali būti per daug valdingas ir nebūtinai išoriškai, gali būti pasąmoningai, net ir nepajaučiant, kiti žmonės slopinami yra. Tiesiog taip veikia biolaukas ir kiti žmonės šito žmogaus biolaukę tiesiog negali pasididinti. Jie jaučia tokį nuslopinimą, nors tai gali nesijausti. Arba gali nueiti į kitą modusą, tai yra tampa pavaldžių ir nepasitikė savimi, pats save slopina, tiesiog, kad nepatirti to streso, nepatirti tos traumos, nuvertimo, pralaimėjimo, taip sakant, ir tiesiog visiškas nepasitikėjimo savo jėgomis gali būti. Šiaip šitos sielos yra labai išmintingos, patyrusios, daug turi patirties. Jie tiksliai žino, kas yra laimė, pasitikėjimas yra savimi, visata, pasaulio, gebėjimas priimti gyvenimą tokį, koks jis yra, pliuse. Pasitikė kaip vaikas, kaip mažas vaikas, nežinantis jokių baimių, gyvena be baimių, tiesiog jaučia tą gyvenimo skonį, mėgsta pasikrauti, mėgsta linksmintis, džiugauti, gauti malonumus, toks gyventi vaiko širdimi, džiaugiasi kiekvieną dieną, ar šviečia šiluma ir tiesiog šviečia savo šviesą visiems kitiem. Tai yra didelis atvirumas ir energija, gebėjimas dosniai dalinti savo talentai su pasauliu.
su žmonėmis. Aplink tokį žmogų visą laiką yra daug žmonių, kuriuos jis lengvai priima, pripildo savo meilę. Toks žmogus mėgsta būti dėmesio centre, būna dažniausiai lyderių pliuse, turi tokį teigiamą požiūrį į gyvenimą, labai pozityvus, savo energiją įkrauna viską, visus aplinkinius, nemoka, neturi tokio nerimo kažkokio, žino, kad viskas yra taip, kaip yra, viskas taip, kaip turi būti, pamiršta visas nuoskaudas ir pats nemoka sukelti skausmą kitiems žmonėms. Toks labai teigiamas požiūris į gyvenimą ir tai atveria jam visas duris, jisai pasižymė aktyvumu, meilę savo veiklai, pasirinkimui, nuolatiniam atsidavimui be aukų. Ir jeigu pliusą, tai jisai tik tai užkrauna savo aplinką, labai myli šeimos narius, bet gali turėti ir minusinių pasireiškimų, kaip ir minėjau, biolauke gali būti slopinami kiti žmonės ir pasąmoningai taip gali būti, kad jisai tik tai išsilaikytų pirmas, vienintelis, geriausias, gražiausias ir tas gali būti nepastebimas tos procesas. Tokie žmonės 19 energijos negali sėdėti be darbo, apskritai pasėdėti negali vietoj, pastoviai turi judėti, nes turi tą užtaisą ugninį, net ir poilsio metu jie suranda ką veikti, kažką pakurti, kažką padaryti, nuveikti, pajudėti. Labai nuoširdžiai, jeigu pliuse pasineria į savo profesiją ir iš tikrųjų atsiveria įspūdingos finansinės galimybės šitam žmogui pliuse, nes pralaidumas energijos yra be galo didelis, yra ambicingi, šiaip reiklus savo, ryžtingi, gali tobulėti įvairiose srityse, ne tik tai vienoje, visada pabaigia tai, ką pradėjo ir nesustoja kažkur vienam kelyje, bando kažką dar kitą, bet labai dažnai pasireiškia minuse. Minuse, kaip ir minėjau, labai priklauso nuo santykių su tėvu ir toks jausmas, kad žmogus bijo dovanoti savo džiaugsmą ir priimti kažką gero, jam trūksta tikėjimo, kad jisai kažko vertas. Toks jausmas minuse gali būti, kad per gerai jam būti laimingam, jisai neleidžia savo būti laimingam. Toks jausmas, kad jeigu kažkas šeimoje yra nelabai laimingas, tai ir jisai negali būti laimingas. Dėl to jisai galvoja, kad jam džiaugsmas ir laimė tai yra kažkokie nepasiekiami ir jam nepriimtini dalykai. Tiesiog jisai jų nepriima. Galvoja, kad jisai nevertas. Minuse tai yra ego, susireikšminimas, save sureikšmina tik tai aš dažnai lygina su kitais save. Gali būti sunkumai bendraudėti su žmonėmis minuse, jeigu pliuse tai kaip tik jokių kliučių nėra, visiškai atviri visiems žmonėms, bet minuse gali būti sunkumai bendraujant su žmonėmis, santykiuose ir partnerystėje problemas, nesusipratimai. Tiesiog yra toks kažkoks iliuzinis suvokimas apie tai, kas yra sėkmė ir džiaugsmas. Gali būti depresinės būsenos minuse. Niekaip negali panaudoti kryptingai savo energijos.
kažką bando daryti ir vieną ir kitą ir niekas nesigauna, arba tiesiog gali užsikibti kažkuriai vienoje srityje ir bijo pajudėti. Pamiršta apie gyvenimą, nustojo pastebėti aplinkinius, gali mažai miegoti, daug dirbti. Tiesiog tokia būsena gali būti, kai žmogus nepasitikė savimi, labai save kaltina nuolat ir gali atsirasti abejingumas viskam, nenoras apskritai nieko daryti, gali labai stipriai prisirišti prie kažkokio vieno žmogaus ir visą energiją tik tai jam atiduoti, nes gali tikėtis, kad jisai kažkada pripažins jį, bent vienas žmogus. Jie gali reikalauti nuolatinio buvimo kartu, toks prisirišimas labai stiprus. Gali pasireikšti kontrolė, gali kontroliuoti savo partnerį. Tada gali stipriai prispausti į savo partnerį ir jisai gali tiesiog pabėgti, jam labai sunku su tokiu užtaisu ir su tokiu spaudimu ir kontrolė. Dar minuse gali būti agresijos pasireiškimai, nepagristas išdidumas, savo valios primetimas ir toks slopinimas, kaip ir sakiau, kito žmogaus. Gali būti dažni nuotaikų svyravimai ir gali atrodyti kaip despotas minuse. Negali susitvarkyti su savo emocijoms, nesugeba nuosekliai konstruktyviai vadovauti dideliam kolektyvui. Tiesiog toks vidinis chaosas, atrodo, kad daug tos energijos, bet jos kažkaip sukontroliuoti yra sudėtinga. Tai minuse du tokie pasireiškimai, arba visiškai nepasitikė savimi. Greičiausia, kuomet tėvelis nepripažino tos jėgos, stiprumo ir arba kaip tik gali nuskenuoti savo tėvelį, koks jisai galbūt buvo kontroliuojantis, spaudžiantis. Čia reikia nagrinėti ryšį su tėveliu, kaip jisai galėjo įtakoti ir tiesiog kelti pasitikėjimą savimi, be abejo, ne išpučiant savo ego ir pažiūrėti, kur galiu slopinti, deginti, kaitinti ten kitus aplinkinius žmonės. Tiek būtų apie 19 energiją. Jeigu jum kažkaip kitaip pasireiškia, įdomu man irgi išgirsti jūsų išgyvenimus, patirtį, galite rašyti komentarę. Ačiū, kad klausote.